Na ką, draugai, sveikinu Jūs apsilankiusius mano kanale ir šiandieną dėl Jūsų daugybės prašymų aš papasakosiu apie savo nuostabų gimdymą namuose. Taigi, kaipgi mes priėjome prie tokio gyvenimo ir kodėl su vyru, kai mes tik sužinojome apie tai, kad pas mus bus vaikas, pirma mintis, kuri atėjo į galvą, buvo mintis apie gimdymą namuose. Iš principo, pas mus nebuvo ir abejonių dėl mūsų teisingo pasirinkimo, nes intuityviai mes jautėme, kad tai būtent ta patirtis, kurią mums norisi praeiti. Kodėl mes vis tik pasirinkome namų gimdymą, kokie buvo esminiai faktoriai, kurie sužaidė rolę priimant šį sprendimą. Pasakysiu iš karto, man kažkur pasąmonėje norėjosi išgyventi tokios laukinės, senovinės moters patirtį, kuri yra kontakte su savo kūnu, gamta ir patiria šį procesą, tokį natūralų procesą, būtent toje formoje, kurioje jis buvo sukurtas kūrėjo. Todėl, kai kilo klausimas dėl gimdymo, aš iš karto supratau, kad tai būtent tai, ko noriu. Noriu sukurti tam tikrą mums labai svarbią atmosferą, kad mūsų vaikas gimtų tokioje naminėje atmosferoje, kad jį sutiktų giminaičiai, artimieji žmonės, o ne žmonės baltais chalatais. Kad būtų tylu, šilta ir tamsu. Tai yra sukurti tokią atmosferą, kurioje aš taip pat galėčiau susikoncentruoti į patį procesą, prieš susitinkant su mažylė ir nesiblaškyti į pašalinius žmonės, gydytojus, kurie man kažką rekomenduotų, kažko manęs pastoviai klausinėtų. Man labai norėjosi, kad šis procesas būtų sakralus ir taip pat, be abejonės, mes su vyru žinome apie tai, kad pirmos 6 vaiko valandos turi labai svarbią rolę. Labai svarbu užduoti visus teisingus momentus vaikui susitinkant su pasauliu, su tėvais. Todėl pas mus buvo paruoštas planas, ką mes darysime pirmas 6 gyvenimo su vaiku valandas. Iš karto noriu pasakyti, kad aš niekieno nekviečiu kartoti mano patirties. Aš jaučiau savyje resursą ir gebėjimą tai padaryti. Tačiau jeigu jūs taiga labai bijote to, jeigu jūs nenorite gimdyti namuose, pas jūs daug įvairių įsitikinimų šią temą, tai be abejonės geriau tuomet tai daryti gimdymo namuose. Gimdymo namuose dabar galima padaryti labai natūralų gimdymą, jeigu rasti gerus gimdymo namus. Jeigu jūs su savo dūla, akušerė, atskiroje kažkokioje palatoje, galima sukurti atmosferą, tiesiog pas mane buvo toks vidinis, visiškas pasitikėjimas, kad viskas bus gerai. Be abejonės pas mus buvo backup planas, plan B nagrinėjome, jeigu kažkas eis ne pagal planą. 7 minutės nuo mūsų namų yra ligoninė, kurioje aš buvau užregistruota gimdymui, todėl viskas pas mus jau buvo paruošta. Pas mus buvo automobilis užpildytas benzinu ir mes buvome pasiruošę dėl kažkokio netikėto atvejo su akušerė. Jeigu jie mums pasakytų, kad reikia važiuoti į gimdymo namus, tai mes važiuotume į gimdymo namus. Tačiau viskas gavosi visiškai kitaip. Nežinau, ar tai sėkmė ar pasiruošimas, nes aš labai rimtai ruošiausi gimdymui. Aš kiekvieną dieną užsiiminėjau jogą nėščiosioms. Ji man labai padėjo stabilizuoti mano klubus, nes pas mane nuo ilgo vairavimo vis tik yra tas sėdimasis nervas. Žodžiu, problema tame, kad man periodiškai atsiranda skausmas dešiniame klube, būtent dėl to, kad vairuoju. Dešinė koja visada spaudžia gazo ir stabdžių pedalą. Ir nėštumo metu tai paaštrėjo. Ir tik joga mane išgelbėjo. Po jogos užsiėmimo pas mane praeidavo bet koks skausmas ir nėštumo metu jau visiškai nebuvo jokio skausmo. Pajaučiau, kad išlyginau dubenį ir esu įsitikinusi, kad tai taip pat sužaidė svarbią rolę, kaip lengvai man praėjo gimdymas. Tačiau apie viską iš eilės. Taip pat noriu paminėti, kad mano šeimoje nebuvo natūralių gimdymų namuose, artimiausiuose kartuose, nes mane mama gimdė su cezariu, pas ją buvo rimtos kontraindikacijos. Mano vyro mama taip pat pagimdė per cezarį, todėl pas mus artimiausiuose mūsų gimdymo kanaluose nebuvo tos patirties gimdant natūraliu būdu. Ir man, kaip moteriai, sąmoningai savo giminėje, norėjosi atnešti tokį išgydantį impulsą, atnešti šią energiją ir vėl pajausti jėgą savyje. Ir šią moterišką jėgą grąžinti į mūsų giminę. Pas mane yra įsitikinimas, kad moteris turi gimdyti gana lengvai, nes visa tai natūralus procesas. Negali būti taip, kad viešpats kūrėjas sugalvojo mus tokiais neidealiais ir netobulais. Iš mano požiūrio taško, tai neteisingas gyvenimo būdas, labai mažai judantis, neteisinga mityba, kažkokie vidiniai užsispaudimai, blokai, įskaitant ir psichologinius, kurie dabar neleidžia moterims gimdyti lengvai.
Man atrodo, kad būtent tame problema ir žinoma labai daug socialinių faktorių. Mums įdėginėja, kad nėštumas tai liga, įrašysi sąrašą, tave tikrina ten kas 2 savaitės ir, žodžiu, man buvo nesuprantama, kam tiek pastangų, kam tiek sėdėti ligoninėse, kai tai absoliučiai normalus, natūralus procesas. Ir jeigu moteris prisižiūrėjo savo sveikatą, tai problemų su nėštumu neturėtų būti. Beje, pas mane nebuvo nei toksikozės, nei kažkokių nemalonių pojūčių, per visą nėštumą priaugau 13 kg, kas buvo iš tiesų pakankamai daug man ir žinoma, tai buvo pagrinde pabrinkimai. Po 30 savaitės pas mane prasidėjo pabrinkimai. Mes išvažiavome atostogų į Mergelių salas ir kai grįžau, po mėnesio supratau, kad aš priaugau 6 kg, o iki to aš labai ramiai ir labai lėtai priauginėjau svorį. Ir kai pamačiau tai, supratau, kad man reikia prisižiūrėti savo mitybą. Nustojau valgyti druską, cukrų, kažkokius dalykus, kurie galbūt užlaikydavo skysčius ir rezultate pas mane jau po 30 savaitės svoris pasiliko toks pat, plus 13. Tai yra pabrinkimas pamažu nukrito ir galbūt dar kilogramus parinkau būtent fiziologiškai. Pasakysiu, kad vaikščiau ligoninę, darydavau tyrimus. Žinoma, aš vaikščiau ne į visus priėmimus, kuriuos man rekomendavo gydytojai tradicinėje ligoninėje. Pas mane buvo namų natūralaus gydymo akušerė, ji labai patyrusi akušerė, jos stažas daugiau nei 30 metų būtent namų gimdymo. Ir beje, jis sakė, kad per pandemiją, dėl to, kad moterys sąžiningai tiesiog bijojo eiti į ligoninę, bijojo neužsikrėsti kovidu. Žodžiu, daugelis pradėjo gimdyti namuose ir patiko. Ir beje, netgi moterys tiesiog po 40, kas beje Rusijoje skaitosi, visiškai nepriimtina po 40 gimdyti namuose. Iš viso pačiai gimdyti po 40 tai baisu, jokiais būdais negalima. Gydytojai gazdina vargšės moteris. 40 plus amžius skaitosi praktiškai kontraindikacija Cezariui dabar daugelįje mūsų planetos vietų. Žodžiu, namų gimdymas tapo labai populiarus, ypač paskutinius keletą metų. Tai aš buvau stebima ir savo akušerės, ir hospitalyje. Nėštumas praeidinėjo puikiai, nebuvo jokių apsunkinimų, jaučiausi nuostabiai, kažkokias galingas džiaugsmo bangas patirdavau ir kai gimdymo diena artėjo, pas mane dar buvo vienas susitikimas su akušerė, jau pas mus namuose. Jį tikrino, ar viskas paruošta mūsų gimdymui. Mes norėjome namų gimdymo į vandenį, tai yra mums turėjo būti perduotas baseinas. Jis pereina iš vienos poros pas kitą, nuo vienos šeimos pas kitą ir ten tu padengi tokia specialia plastiko danga. Žodžiu, viskas higieniška, viskas puiku, tačiau baseiną mes planavome nuomoti šiam reikalui. Ir žodžiu, aš su akušerė susitinkame prieš gimdymą ir žinoma į manęs klausia, ko aš bijau, visokias baimės pradirbinėjome. Iš tiesų vienintelis dalykas, ne tai, kad bijojau, bet nenorėjau, tai važiuoti į ligoninę. Aš jai taip ir pasakiau. Aš pasiruošusi viską iškentėti, bet kokį skausmą, kad tik nevažiuoti į hospitalį, nes aš supratau, jog jeigu bus kažkokie nedaug dieve rimtos indikacijos ir kažkas bus ne taip su vaiku arba su mano sveikata, tai be abejonės aš buvau pasiruošusi važiuoti. Beje, aš labai norėjau tai padaryti namuose. Na ir ką aš noriu jums pasakyti. Mano maldos turbūt buvo išgirstos. Kartą vakare aš vaikščiau šalia vandenyno ir pajaučiau, kad man nusileido pilvas. Aš pasitariau su akušerė ir ji pasakė, kad galbūt per artimiausias 2 savaitės prasidės gimdymas. Iš principo, ultragarsinio tyrimo data jau artėjo. Pasiliko turbūt 10 dienų iki tos datos. Pas mane nebuvo visiškai jokių pojūčių nėštumo metu pilvo srityje. Žinoma, tik vaiko stumimas. Tai buvo tiesiog kosmiška. Kitą dieną po to, kai pas mane nusileido pilvas, aš prabudau ir pajaučiau pirmą kartą per visą nėštumą kažkokius pojūčius pilvo apačioje. Priminė tempiantį lengvą skausmą, netgi turbūt neskausmą, tiesiog kažkokius pojūčius, tokius lyg mėnesinių metu. Ir aš tuomet pagalvojau, kad štai, pagaliau, pas mane prasidėjo paruošiamieji sąrėmiai, Braxton Hicks, štai kaip jie pasirodo jaučiasi. Aš apsidžiaugiau, kad pagaliau prasidėjo paruošiamieji sąrėmiai. Prisimenu, susiruošiau, išeinu pasivaikščioti vėl prie vandenyno, nuo ryto. Tuomet labai ilgai vaikščiau, su tėvais pakalbėjau, žodžiu, bandžiau kažkaip pas mamą sužinoti, ar pas mus buvo kažkokios greito gimdymo istorijos. Kažkodėl tą dieną mane sudomino tas klausimas. Absoliučiai intuityviai man norėjosi kažkaip sužinoti. Tačiau mama dėja nežinojo, ar pas mus buvo, nes abiejų močiučių jau nebėra gyvų. Pas ją pačią buvo gimdymas su Cezario pagalba, kaip ir sakiau. Aš savo gyvenau šią dieną kaip įprastai. Nuvažiavau savais reikalais, visą dieną užsiiminėjau kažkokiu
kažkokiais paskutiniais pasiruošimais, mes tik užbaigėme tokį kosmetinį remontą namuose ir pagalvojau, kad štai pagaliau pas mus bus dar 2 savaitės, kad pažiūrėti filmų, kažkaip atsipalaiduoti, atsikvėpti po viso šio bėgimo, nes tai atėmė iš mūsų labai daug energijos. Mes nusprendėme nudažyti vieną mažą sienos dalį vonioje ir taip įsikvėpėme, kad nudažėme visus namus ir perdarėme grindis. Žodžiu, pas mus buvo kažkoks įkvėpimas remontui. Mes viską galų gale privedėme iki pabaigos ir pas mus dar liko kažkiek laiko iki BTR. Aš tikėjausi, kad mes šį laiką praleisime dviese kartu, kažkaip dar atsipalaiduosime, grįšime į save. Žodžiu, ši diena, kai pirmą kartą pajaučiau, pasirodė mano gimdymo diena. Tada aš dar absoliučiai nežinojau apie tai. Šie pojūčiai, kuriuos aš patyriau ryte, jie pradėjo augti dienos bėgyje. Aš vis tiek užsiiminėjau savais reikalais, važinėjau po parduotuves. Vieną kartą tiesiog pravažiavau per raudoną, galvau, jeigu ateis bauda, aš tiesiog parodyčiau dukros gimimo liudijimą ir pasakyčiau, bičiuliai, buvau gimdyme, ko jūs iš manęs norite? Grįžau namo 6 valandą ir supratau, kad pas mus nėra elektros. Mūsų įspėjo pastato menedžeris, kad atjungs elektrą, tačiau jie turėjo įjungti 4 valandą, o jie neįjungė. Buvo pojūčiai gana intensyvūs, bet pakenčiami. Todėl aš pagalvau, kągi man daryti? Man reikia pripilti vonę karštų vandeniu. Karšto vandens taip pat nėra. Aš nuėjau lauką ir pradėjau ieškoti, kur vyksta tie remonto darbai, kad paprašyti jungti mums šviesą. Žodžiu, radau tą kraną su remontininkais ir buvo labai juokinga. Aš stoviu tokiu milžinišku pilvu ir taip priėjau prie to vyro ir sakau, atsiprašau, aš čia gimdau, man labai reikalingas karštas vanduo. Kada jūs įjungsite elektrą? Reikėjo pamatyti to vyro veidą, kaip jis išsigando. Jis sako, kaip, gimdote? Tiesiog dabar? Tiesiog čia? Mes tuoj įjungsime elektrą, prašau, atleiskite. Ir ten po kokių 50 minučių jau buvo elektra. Aš prisileidau vonę ir sėkmingai į ją atsiguliau. Pagalvojau, kad būtų gerai vis tiek mūsų baseiną pasiimti. Ir mums kaip tik pasakė, kad jis atsilaisvino. Mano vyras pasakė, kad aš važiuoju į baseiną. Ir ačiū Dievui, aš jį sustabdžiau, nes baseiną reikėjo važiuoti 1,5 valandos į vieną pusę, gaunasi 3 valandos iš viso važiuoti. Jis tiesiog būtų nesuspėjęs. Todėl šlovė Dievui, kad mes supratome, jog reikia išsiųsti vairuotoją paimti baseino. Išsiuntėme taksi atvežti baseino, o patys pasilikome namuose ir preliminariai pakalbėjau su akušerė. Papasakojau jai situaciją. Ji mane nuramino, nes pirmas gimdymas įprastai labai ilgas, todėl jis sako, greičiausiai galbūt viskas įvyks šį savaitgalį. Sako, netgi nekreipk dėmesio, tiesiog užsiiminėk savo reikalais. Pasitenk pamiegoti ir mes toliau žiūrėsime situaciją. Su tokiu nusiteikimu aš atsiguliau į vonę, įsijungiau gilų atsipalaidavimą, kad pasitreniruočiau atsipalaiduoti. Aš gulėjau vonėje, girdėjau gilų atsipalaidavimą, meditavau, kažkaip taip. Įėjau į tokią meditatyvę būseną, pojūčiai buvo tokie pakankamai intensyvūs, negaliu pavadinti skausmu, bet buvo toks lengvas diskomfortas. Ir tuomet aš pradėjau studijuoti, iš kur šis diskomfortas kyla. Jaučiau, kad vaikas praeidinėja per gimdymo kanalą ir supratau, kad taip, kai prasideda sąrėmiai, yra toks nedidelis impulsas užsispausti, nes kažkaip netikėtai prasideda ir kažkaip viskas vienu metu pradeda temptis, iš visų pusių stumti ir tu netgi nežinai, ką daryti. Tačiau kaip tik, turbūt jeigu moteris nepasiruošusi, tuomet tokia situacija gali privesti prie to, kad ji pradės susispaudinėti, bet aš tai buvau pasiruošusi, todėl pradėjau analizuoti ir jausti, kad jeigu pradėsiu susispaudinėti dar labiau, šis procesas užsitemps ant labai daug valandų, todėl pagalvojau, ką mano kūnas dabar bando padaryti. Jis bando atsiverti, kad praleistų vaiką, todėl aš ir nusprendžiau padedinėti jam. Kaip aš tai padariau? Per kiekvienus sąrėmius, kai jaučiau, kad eina eilinė banga, aš savo dėmesio pilnai nueidavau į tą skausmo vietą, į tų pojūčių vietą ir lyg net bandžiau juos sustiprinti. Aš tiesiog šiek tiek išeidinėjau iš savo kūno, taip žinote, atsijungdavau nuo savo fizinio kūno, nes vandenyje tai būdavo labai lengva padaryti, šiltame vandenyje. Beje, šiltas vanduo suteikia nuostabų nuskausminantį efektą. Man atrodo taip natūraliai. Žodžiu, aš gulėjau toje mūsų namų vonioje, ji nelabai gili, todėl norėjome dar atskirai baseiną pripildyti. Pasakysiu iš karto,
Baseinas atvažiavo, vyras kažkaip pradėjo neskubėdamas pildyti, jis nesuprato, ar čia šiandienai mums reikalingas šiltas vanduo, ar ne šiandienai. Žodžiu, jis pradėjo pildyti jį, bet be kažkokio didelio entuzijazmo. Mes kažkaip galvojame, kad pas mus labai daug laiko. Greičiausiai, kad tai net ne šiandieną įvyks, todėl jis netgi nebuvo įsitikinęs tuo, ar reikia pripildyti baseiną ar ne. Pasakysiu iš karto, kad mes nesuspėjome pripildyti baseiną, todėl mano svajonė, kad ten plaukiotų orchidėjos ir pas mane būtų vanduo tame baseine. Aš ten gražiai gulėčiau, tai neįvyko, nes gimdymas įvyko labai greitai. Aš gulėjau toje vonioje, meditavau, kai pradėjau nueidinėti į tos pojūčius, įsivaizdavau, kad aš atsiveriu kaip gėlė, kaip ta meditacija. Man iš tiesų tai labai padėjo, kai tiesiog pradėjau padėdinėti savo kūnui atsiverti, motyvuojant save tuo, kad aš nenoriu, jog tai truktų labai ilgai. Man norisi, kad viskas praeitų greitai ir be problemų. Ir tam man reikia padėti kūnui, man reikia su juo bendradarbiauti, vietoj to, kad kovočiau su juo. Žodžiu, gulėjau vonioje keletą valandų ir sąžiningai kalbant, pas mane nebuvo pojūčio, kad esu gimdyme. Buvo tokios mintis, galbūt praeis, galbūt tai tiesiog paruošiamieji sąrėmiai. Tiesa, buvo tokia mintis dar, kad jeigu tai paruošiamieji sąrėmiai, tai įdomu, kaip jaučiasi tikri sąrėmiai, nes pojūčiai buvo intensyvūs. Negaliu pasakyti, kad tai kažkaip būtų nemalonu. Patys sąrėmiai, jie gali būti pakankamai intensyvūs, ypač pabaigoje, tačiau pas mane labai greitai šis scenarijus procesas praėjo, todėl aš nesuspėjau nei išsigąsti, nei pavargti. Aš prašiau savo akušeriai, kad pas mane sąrėmiai kas 5 minutės po maždaug 30 sekundžių. Ji man pasakė, kad gerai, parašyk man, kai bus kas 3 minutės. Tačiau dar viena užuomina, kai pas mane buvo kas 3 minutės, jau po 20 minučių laikiau vaiką rankose. Todėl šis planas nesuveikė su manimi. Kažkaip viskas įvyko taip greitai, tačiau tuo pačiu tai nebuvo itin intensyvus gimdymas tame kontekste, kai kažkas vyksta traumatiškai, neekologiškai ir, nežinau, vargšė moteris raunasi, arba dar kažkas tokio. Mano vaikas buvo pakankamai mažo dydžio, 2,5 kilogramo. Aš vėlgi labai daug ten nukreipiau kažkokių savo meditatyvinių minčių, plus šiltas vanduo leido man atsiverti, atsipalaiduoti, ir iš tiesų procesas praėjo labai greitai ir lengvai, ir aš pagimdžiau vaiką be sužeidimų. Nežiūrinti tai, kad viskas įvyko gana greitai. Žodžiu, gulėjau aš toje vonioje ir kažkokiu momentu man reikėjo nueiti į tualetą. Išlipau iš vonios, užbaigiau visus savo reikalus ir kažkokiu momentu pajaučiau ypač stiprias stangas. Aš tokių pojūčių turbūt niekada gyvenime nesu patyrusi. Tai buvo tiesiog kažkoks kosminis nuostabus pojūtis, tiesiog užimantis kvėpavimą. Aš jaučiau, kaip energijos stulpas tiesiog nuo kaklo iki pat apačios. Jis ėjo tokia neįtikėtina jėga. Tai buvo tiesiog nuostabus pojūtis ir jau paskui analizavau istorijas, kai gimdymo namuose moteriai sako akušeriai, žiūri į jos atsiverimą ir sako, nestumk dabar negalima. Tai yra moteris, brangiosios mano, to tiesiog neįmanoma sustabdyti, nes tai natūralus procesas. Yra tokia istorija apie tai, kaip moteris pagimdė, būdama komoje. Ji gulėjo komoje, o jos kūnas pats atliko gimdymą ir rezultate jį pagimdė, būdama be sąmonės komoje, nes kūnas žino, ką daryti. Taip ir čia pajaučiau, kad mano kūnas žino, ką reikia daryti. Mano draugės, kai joms pasakoju šią istoriją, pavadino tai intuityviu gimdymu. Iš tiesų pas mane nebuvo niekieno, kas stovėtų prie manęs ir sakytų, taip, pas tave atsiverimas ten 7 centimetrai, nestumk arba dar kažkas. Absoliučiai intuityvus procesas. Man jis labai patiko. Pas mane nebuvo nei lašelio baimės, pas mano vyrą nebuvo nei lašelio baimės, nes mes labai gerai pasiruošėme. Mes vis dar esame vonioje, pas mane praėjo pirmi sąrėmiai ir kartu su šiais sąrėmiais pasigirdo toks garsus garsas, lyg būtų atidarytas kamštis. Supratau, kad tai sprogo vandenų pūslė. Nuėjo šiek tiek vandens. Beje, dar viena priežastis, dėl ko nesupratau, ar aš gimdyme ar ne, nes vandenys iš karto nenutekėjo. Jie nutekėjo praktiškai kartu su vaiku. Kadangi pas mane vandenys nuėjo kartu su vaiku, tai padarė gimdymo procesą sąlyginai be skausmo. Vaiko vandenys veikia kaip buferis ir suminkština pojūtį tiek vaikui, tiek motinai. Todėl, kai hospitalyje bando pradurti vandenų pūslės burbulą, kad sustiprintų ir pagreitintų gimdymą, laikau tai nedaleidžiamų akušerijos prievartos aktų. Beje, apie tai padariau atskirą video, kviečiu jūs pažiūrėti apačioje aprašyme. Žodžiu, mes ant ryšio su akušerė, sakau jai, kad pas mane jau sąrėmiai eina, ji man sako, aš važiuoju, nepergyvenkite, greitai būsiu. Aš sakau, aš nepergyvenu, viskas pas mus gerai. Žodžiu, ji mums sako, pasistengkite nusigauti iki miegamojo. Tai žinoma buvo ne ypač lengva užduotis, nors lova pas mus buvo visiškai šalia vonios.
Tačiau, žinoma, jau galima sakyti, su vaiku tarp kojų kažkaip nuėjau iki miegamojo ir, žodžiu, jau užėmiau patogią poziciją. Dar buvo 2 stangos, paskutinės stangos, aš taip pat šiek tiek padėjau, stangos eina nuo pilvo. Na, per 3 stangas aš šiek tiek padėjau ir mažylė tiesiog iščiuožė kaip nuo vandens kalnelių, nes vanduo kartu su ja nuėjo. Mano vyras ją pagavo. Gerai, kad jis žaidė regbį. Aš atsiguliau ant nugaros, padėjau mažylę ant pilvo, po tam tikro laiko atvažiavo akušerė, maždaug po 10 minučių. Pas mus buvo pirmos 10 minučių, kai mes buvome tik 3, mažylė, aš ir mano vyras. Ir tai buvo tiesiog kosmosas. Kažkoks nuostabus pojūtis. Visų pirma palengvėjimas, pojūtis kažkokio perėjimo tarp pasaulių, kad jį dabar čia ir galų gale mes pasimatėme. Nes aš, aišku, savo daug įsivaizdavau, kokia ji ir koks pas ją per charakteris. Ir sąžiningai pasakius, visi tie lūkesčiai, pojūčiai, kokie ji buvo pilve, kaip ji elgėsi, dabar praėjus 10 mėnesių po jos gimimo, galiu pasakyti, kad jie visiškai pateisino save. Tai, kaip ją įsivaizdavau ir kaip jaučiau ją, kai ji buvo viduje, pasirodė visiška teisybė, nes ji būtent tokia, būtent su tokiu charakteriu, kokį tada pamačiau. Žodžiu, mes pabuvome šį laiką kartu, tik mes 3. Gavosi pas mus toks solo gimdymas, pirmasis solo gimdymas namuose. Aš negalvojau, kad mūsų šiuolaikinėme pasaulyje kažkas pasiryžtų tokiai patirčiai sąmoningai. Aš vis tik taip pat buvau apsisaugojusi, nes įvairios istorijos apie gimdymus būna. Todėl mes į gimdymą kvietėme ir profesionalią akušerę, ir hospitalis pas mus buvo šalia. Aš turbūt sąmoningai nesiryščiau namų solo gimdymui be medpersonalo, tačiau gyvenimas susidėliojo taip ir kažkur giliai sieloje, sąžiningai kalbant, aš turbūt tikėjausi. Tai buvo patirtis ir netgi savo akušeriai visada sakydavau, kad aš prašau tiesiog netrukdykite man. Jeigu iš tiesų kažkas eis ne pagal planą, tada įsimaišykite. Tačiau aš realiai noriu praeiti tą patirtį kiek įmanoma savarankiškai ir natūraliai ir be jokių ten papildomų įsimaišymų nurodymų minimaliai. Ir taip ir gavosi, nes mes buvome tiesiog su vyru 2, paskui mūsų tapo 3. Nuo momento, kai aš lipau į vonę ir iki momento, kai mažylė jau buvo pas mane ant pilvo, praėjo lygiai 3 valandos. Panašiai 7:30 aš atsiguliau į vonę ir apie 20 valandų 30 minučių ji gimė. Gimė per 3 valandas. Akušerė paskui padėjo man su placenta. Antra jos pagalbininkė atėjo, ji padėjo man priimti dušą. Iš tiesų jaučiausi tiesiog nuostabiai. Man norėjosi šokti, buvo didelis palengvėjimas to, kad šis didelis pilvas nuėjo. Man norėjosi atverti sparnus ir skristi, nes jutau tokią nuostabią vidinę jėgą, prigimties jėgą, moters jėgą, dievišką jėgą, jeigu norite. Žinoma, mano akušerė mane sudėjo atgal į lovą, pasakė, kad reikia gulėti pirmas kelias dienas, reikia pasilikti lovoje ir šalia lovos. Po to, kai pagimdžiau, placentą mes padėjome į taziką šalia vaiko ir laukėme, kol bambagyslė atpulsuos. Turbūt tie, kas natūralaus gimdymo temoje, žino, dėl ko tai daroma. Kad vaikas praeitų dėkingai per gimdymo kelią, dalis jo kraują pereina į placentą per bambagyslę. Atitinkamai po to, kai vaikas gimė, tas kraujas siekia atgal grįžti pas vaiką. Tačiau hospitalyje skaičiuoja tik pirmas minutės po gimimo, atpjauna bambagyslę ir kraujas išsipila tiesiog į išorę. Tokiu atveju kraujas nepatenka atgal pas vaiką ir aš skaitau tai eilinių akušerijos prievartos aktų, kuris tiesiog nedaleidžiamas. Ir tai priežastis, kodėl pasirinkau namų gimdymą. Bambagyslė išpulsavo ir ji tapo tokia balta. Buvo matoma, kad joje nėra kraujo ir mano vyras ją sėkmingai perpjovė. Ji netgi neverkė, ji buvo labai rami. Ji šiek tiek paverkė, kai tik gimė, o paskui mes su susidomėjimu žiūrėjome, pamaitinau ją krūtimi, o tai buvo atskira epopėja. Beje, su maitinimu krūtine iki dabar maitinu, nors pirmi mėnesiai man buvo labai sunkus. Supratau, nes ji buvo labai maža. Pas ją buvo labai maža burna ir ta burna įgalėjo sugriebti tik spenelio galiuką. Tai žinoma buvo ne patys tokie maloniausi pojūčiai, tačiau kai ji paaugo, pas ją išaugo ir burna ir maitinimas tapo visiškai neturintis nemalonių pojūčių ir iki dabar mes sėkmingai tęsime tai. Kol buvau duše, akušerė užsiiminėjo tuo, kad jie apžiūrinėjo mūsų mažylę, svėrė, matavo ūgį, žiūrėjo ar viskas gerai, kaip jį kvėpuoja, koks jo širdies plakimas. Viskas buvo gerai. Kitą dieną jie atėjo ir netgi padarė nedidelę kraujo analizę iš pėdos. Kažkokie ten 72 susirgimai, visi rezultatai buvo negatyvūs. Iš karto po gimdymo mes padarėme visus ritualus, kuriuos mes norėjome. Mes ten į ausį ją išnapždėjome įvairius mokymus, maldas, atlikome visus ritualus, kuriuos norėjome. Tada man pasiūlė pavalgyti. Aš iš tiesų nelabai norėjau valgyti, jau buvo pakankamai vėlu. Aš suvalgiau šiek tiek vaisių, išgėriau vandens.
Nakčiai mes padėjome mažylę ant mano vyro krūtinės, jos tėvo, ir taip jį miegojo visą naktį ant jo krūtinės. Jis tiesiog nekvėpavo. Iš viso tai buvo palaiminta būsena. Na, o man pasakė ilsėtis, nes aš turbūt pavargau. Aš sakiau akušeriai, kad per 3 valandas aš netgi nepavargau, galiu sėdėti ir žiūrėti ją be galo. Kitą dieną ir ateinančių 6 savaičių bėgyje akušerė pas mus atvažiuodavo įvairių dažnumų. Pirmą kasdieną, paskui kartą per savaitę ir paskui po 6 mėnesių jau pati pas ją atvažiavau. Mes atlikome kažkokią finalinę apžiūrą. Ji mane apžiūrėjo, pas mane nebuvo jokių sužeidimų, viskas nuostabiai praėjo. Lengvas gimdymas. Mažylė taip pat jautėsi puikiai. Kai pasakoju šią istoriją, kad mano akušerė pavėlavo į mano gimdymą, viena iš mano draugių pasakė: klausyk, o kaip čia jį pavėlavo į tavo gimdymą? Pinigus atgal paprašy gražinti? Iš tiesų, žinoma, kad ne, nes tokiu būdu turbūt išsipildė mano stebuklas, svajonė, šio laukinio naminio solo gimdymo, ir ji man padėjo šią svajonę įgyvendinti, už ką esu jai labai dėkinga, ir be abejonės ta pagalba, kurią jį suteikė tas 6 savaitės, ji buvo absoliučiai puiki, ji tiek man davė gerų rekomendacijų ir dėl vaiko priežiūros, ir maitinimo, ir mano atsistatymo, todėl be abejonės jokių pinigų atgal nereikalavau. Manau, kad buvo suteikta profesionali pagalba ir nėštumo metu jį vedė labai gerai. Todėl aš absoliučiai patenkintas savo patirtimi ir kitą gimdymą turbūt atliksiu su ja Los Andželėse. Nors mes su vyru panašu, kad patys galime susitvarkyti, na galvoju visada gerai turėti kažką, kas tave pasaugos. Dėl to neatsisakau nuo tokios pagalbos ir palaikau ją. Visiškai nekaltinu akušerės, kad ji pavėlavo į mano gimdymą. Tokiu būdu ji padėjo man įgyvendinti savo svajonę. Tuo pat metu suprantu, jog pas daugumą moterų pirmas gimdymas pakankamai ilgas, todėl aš suprantu, kodėl jį tikėjosi, kad gimdymas truks daug ilgiau. Tame ją nustebinau ir jį juokavo sakydama, kad kitą kartą mes pastatysime palapinę prie tavo durų, kad nepraleistume momento. Giliai viduje norėjau patirti būtent tokią patirtį, kaip mūsų močiutės gimdydavo, lauke, viena, na praktiškai viena, ir finale man atrodo, kad man pavyko. Aš labai patenkinta savo gimdymu. Manęs klausė, ką mes padarėme su placenta. Aš pastoviai girdžiu tokias istorijas, kad moteris po gimdymo suvalgė savo placentą. Aš tokiam žygdarbiui buvau nepasiruošusi. Daugelis moterų suvalgo savo placentą po gimdymo, priežastis ta, kad šis organas gamina visus tuos pozityvius hormonus nėštumo metu ir jį padės susitvarkyti su ta būsena, kuri ne visada stabili, kai hormonai stengiasi stabilizuotis ir placenta tokiu būdu, kaip ir harmonizuoja jūsų būseną. Na, aš sąžiningai, kalbant, tiesiog paklausiau savęs, pažvelgiau vidun ir supratau, kad aš nepasiruošusi valgyti savo vaiko organo, netgi kažkokia prasme mano organo. Aš vegetarė. Mes nusprendėme ją išdžiovinti, sumalti į pudrą tam, kad paskui pasodinti po medžiu. Žodžiu, šią procedūrą teko padaryti mano vyrui. Jis ją išdžiovino orkaitėje ir paskui susmulkino blenderiu, kurį mes išmetėme. Beje, istorija vyko apie Helovyną, lapkritį. Jis žinoma išgyveno įdomius savo gyvenimo momentus, nes jis taip pat vegetaras. Ir jam taip pat tokios manipulacijos su žmogišku organu buvo kažkoks laukinis dalykas. Tačiau susitvarkė, aš labai didžiuojuosi juo. Jis labai didelis šaunuolis, kad taip padėdinėjo man ir nepasimetė. Turint omenyje, kad jis ypatingai nesiruošė. Aš pagrinde visą pasiruošimą kažkaip pati dariau. Jis kažkaip pasikliovė savo vidiniais resursais ir jo intuicija jo nepavedė. Kodėl nenorėjau gimdyti hospitalyje? Nes man norėjosi tos jaukios atmosferos ir, sąžiningai kalbant, visiškai nenorėjau susidurti su ta akušerijos prievarta, kuri vis dar vyrauja ligoninėse. Manęs norėjo tokio svarbaus gyvenimo momento, tokio intimaus savo gyvenimo momento, kad jo metu kovoti su gydytojais ir įrodinėti jiems, bandyti kažkaip atstovėti savo, norėjosi tiesiog susikoncentruoti į savo pojūčius, į savo procesą. O gydytojai dabar labai gerai moka daryti spaudimą ir man norėjosi tiesiog nesiblaškyti į visą tai. Labai džiaugiuosi, kad padariau tokį pasirinkimą ir jeigu pas mus dar bus vaikų, aš taip pat gimdysiu namuose. Jeigu pas mane, nebus jokių kontraindikacijų. Tikiuosi, mano istorija įkvėpė jūs, jeigu jūs planuojate gimdyti namuose arba norite natūralaus gimdymo hospitalyje, man pačiai labai padėjo tokios istorijos. Peržiūrėjau labai didelį kiekį vaizdo įrašų ir iš tiesų svajau nufilmuoti jums
patį gimdymo procesą, tačiau kadangi jie įvyko taip greitai, nieko nesuspėjau nufilmuoti. Pas mus yra tik keletas nuotraukų iš šios įsimintinos dienos. Tikiuosi, šis pasakojimas jūs įkvėps. Tikiu, kad tai, kaip mes ateiname į šį pasaulį, turi svarbią rolę mūsų asmeniniam tobulėjimui. Tai, kokie mes būsime atviri pasauliui, ant kiek priimsime jį kaip draugišką vietą, o ne priešišką. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas jums buvo naudingas. Jūs įsikvėpėte ir jeigu pas jūs yra kažkokie klausimai, rašykite juos komentaruose. Taip pat papasakokite apie savo patirtį, džiaugsiuosi skaitydama. Jau atsisveikinu su jumis iki kitų susitikimų. Iki.